Tai aš nusprendžiau, nuo dabar viskas, būsiu youtuberė. Nu ir ką, ir nieko. Puikus intro bus į video. Arba pasigailėsiu, arba ne. Bet aš jeigu nepabandysiu, aš nežinosiu. Taip kad, davai, come on, varom. Let's go į video. Tai esu Viktorija, esu sportininkė, esu fitneso, galiu jau dabar šitaip sakyti, esu bikini fitneso atletė. Turėsiu savo pirmas varžybas už 9 dienų ir noriu dokumentuoti savo kelionę. Aš ją dokumentavau, žinokit, tik tais dabar reikėtų labai daug atkapstyti video, nes, tikrai aš medžiagos turiu labai daug, tai vis galbūt pasidalinsiu ją, o galbūt net ir padarysiu kokį video visos kelionės, bet jau esu suplanavusi video varžybų, tai pasisamdžiau brolį, kad mane nufilmuotų visą dieną, nes žinau, kad ta diena bus ypatinga, kadangi aš labai norėjau šito. Ir jo, už 9 dienų jau lipsime ant scenos. Tai bus labai įdomi patirtis, kaip kas man seksis, bus labai įdomu. Ir jo, tikiuosi, kad ir jūs laukite tą video, kaip ir aš. Šitas mano visas fitneso pasiruošimas man tiek daug visko davė. Ta prasme, aš esu visai kita asmenybė, negu buvau prieš metus. Tai tiesiog kažkaip viskas susidėjo savaime, bet viskas į gerą pusę ir man labai džiugina. Visa disciplina irgi atėjo visai kitas suvokimas, kad tiesiog tu turi keltis anksti, tu turi daryti dalykus, kurių ir galbūt nenori daryti, bet jeigu nori būti geresnė versija savęs, turi imti ir daryti. Tiesiog imti ir daryti. Ir tie visi TikToko video, kur ten kelkis 5 ryto, bėg, daryk ir taip toliau, atrodo juokingai, bet taip gyvenime. Jeigu tu kažką nori, tu turi daryti ir pasiimti tai. Jo, savo mikrofoniuku, tokiu kiutališku. Tai žodžiu, iki mano varžybų liko 9 dienos. 9 dienos. Eikti savo. Nusipirkau vakar batus, tai paskui parodysiu, kai nueisiu salę, kokie tie batai. Tai, o Dieve, visiškai apie mane. Rožiniai, gražus batai. Šitas video keliausi į YouTube. Aš jums atsakau, užtenka, noriu būti youtuberė. Davai, Vika, viskas. Na šiandien tu esi youtuberė. Aš taip svajojau būti youtuberė ir kodėl aš negaliu ją būti. Galiu būti. Ir jeigu aš nepabandysiu, aš ir nežinosiu, ar man tai patinka, tai aš manau, kad taip ir darom. Tampam youtuberė. Kaip atrodo mano nuostabus naujieji batai. Varau po darbo į džimuką. Tai kad greičiau spėtų susivirškinti maistas, tiesiog nuvalgydama iki mašinos. Crazy. Rytas, labas. Šiandien oras ne kažką, bet į Salytę nusprendžiau eiti peškute, kad parinkti žingsnių. Ir šiandieną visur eisim peškom. Varau iki mašinos pasiimti savo pirštinių, nes vakar nusipirkau ir nepasiėmiau. Tai paskui parodysiu, ką aš ten nusipirkau, nes bėgimui daugiau visko pirkau, tiek ir tas pirštinės, kadangi planuoju lauke bėgti. Pažiūrėsim, ar šiandien bėgsiu, nes mano kojos tai tiesiog medinės. Tai žodžiu, varom pasiimti pirštinių.
Tiesiog va tokios iš Decathlon nusipirkau pirštinės. Šiaip žiauri fainai, kad yra tas lietimo funkcija. Mokėjau 15 eurų. Galėsiu jau bėgiot lauke, kiek širdis geis. Šiandieną tai labai sunkiai kardio darosi, bet mes jau toj baigsime už 15 sekundžių. Žodžiu, bėgsim namo valgyt gamintis ir tada jau į darbuką. Šiandieną jaučiuosi alkana. Nežinau kodėl, kažkaip pastarosiom dienom nesijausdavau tokiu laiku alkana, o šiandieną jaučiuosi. Tai nežinau kodėl čia taip, bet lekiam namo gamintis maistuką. Mano maisto porcija. Tai parodysiu. Čia visas bliūdas maisto. Nice. Tiesiog tobulai, žinokit. 8 dienas. Tiesiog vakar buvau Decathlone ir nusipirkau, rodžiau ryte pirštinės. Tai su jom ėjau į salę ir nenusipirkau, kadangi pasiėmiau etiketės. Tai va tokios pirštinaitės gražios. Tiesiog su liečiamu pirštu. Tada nusipirkau maišą. Man žiauriai patinka šitie maišai. Ir tada jau bėgimui pasiėmiau tokį dalyką ant galvos. Tai manau, kad nesušaltų mano ausytės, turėtų būti labai patogu. Man tos etiketės 18 rūbų turiu jas nukirpti. Tai pažiūrėsim, gal net dabar uždėsiu, nes daug kaisiu. Tada tokį movą pasiėmiau, kad nesušalčiau. Tai irgi turėtų visai fainai čia būti viskas. Ir tada dar pasiėmiau čekis, tiesiog tokią bliuskutę, kuri šildo visą laiko šilumą. Tai irgi turėtų būti labai fainai, nes nesušalsiu. Tai vat. Šiandieną biškai labiau pavargusi, nes žiauriai skauda kojas. Labai skauda kojas. Tiesiog aš einu ir jaučiu jas tokias kaip kaladės tiesiog. Bet nieko visos. Taip turi būti, kitaip neturėsim gražių kojyčių. Tai vat, lėkiu į Lidlą, pasižiūrėti jautienos. Sakiau, šį kartą ją susimalsiu, kad kai faršas būtų, ne faršas, smulkinta tiesiog jautiena ir lengviau valgytųsi, nes man biškai prilenda po breketais ir nepatogu. Tai vat. Pažiūrėkit, priguliuojančių, nes žinokit, nežinau, apleido jėgos. Šiandieną kažkaip tais sunki dienėlė, bet jau turi 16 000 žingsnių. Tai nuostabu. Reikia bandyti eiti prasipozuoti biškį bent jau 10 minučių. Ir galėsiu grįžti pagulėti iki trefkės vedimo.
Nu, keistai aš čia savo atrodau su to apdangalu, bet bent jau nešala ausytės. Tai žodžiu, šiandieną kažkaip jaučiuosi pavargus. Tai eisiu namo gulėti lovą, o die, kaip aš svajoju apie lovą. Neatsimenu, kada gulėjau taip anksti lovai. Tai grįšiu ir eisiu tiesiai į lovytę. Tai vat, toks tas planas šiandienos. Pavargau, labai kojas skauda vis dar. Guliu lovai ir galvoju, kažko tikrai nepadariau, nes tai negali būti tiesa, kad aš tiesiog guliu lovai. Ir negaliu atgalvoti, ko netlikau kokių užduočių. Atrodo, kaip ir viską padariau. Žiūrėjau, patinka man. Šitas visas pasirašymas. Tiesiog labai. Aš dar negaliu patikėti, kiek čia daug maisto. Tiesiog, žinokit, tobulai valgau. O dieve, kaip skanu. Šitos porcijos, tiesiog, žinokit, mano akis tiesiog negali patikėti, ką mato. Tiesiog tobula. Rytoj bus lygiai savaitė iki mano varžybų ir mano porcija bus dar didesnė. Nežinau, ar tik rytoj, bet rytoj užvalgysim. Tai va, žodžiu, labai nuostabu, labai patinka, tiesiog tobula. Labai skaniai pavalgiau vakarienę, kad sugalvojau, kad reikia papildomų žingsnių padaryti. Truputėlį sveikinuosi su jumis iš ateities. Tai vakar pražiūrėjo video mano brolis, mano brolio draugė ir sakė, reikia padaryti outro iš video normalesnį. Tai va, tai užbaigiu savo pirmą video. Tikiuosi jums patiko, buvo įdomu, kadangi norėjau pradėti naujai filmuoti savo paskutinę savaitę iki varžybų. Tai dėl to truputėlį tas video ten toks ir trumpesnis gavosi, be outro gero. Tai va, tai čiau.